Labą rytą. 4 dienos pradžia. Atsikėlėm. Jau po biškį palapinės, po biškį riktuojomės. Po truputį kelsim. Šiaip išmiegota labai gerai. Tam pušinėlį čia, Girulių kempinge. Labai geras miegas buvo. O beveik iki 8 išmiegau, turbūt ne vieną rytą taip nebuvo. Tai žodžiu, aplinkui daug stovyklaujančių. Daug kas dirba netgi, mačiau vakare, pasėmė kompų savo, pom. Darbuojasi, darosi, žodžiu, darbo poilsio atostogos pasidarė turbūt. Tai bus ilgasis savaitgalis, tai čia bus žmonių dar daugiau. Tai žodžiu, šiaip viskas labai gerai. Kaina čia nedidelė, gal 15 eurų kažkas, ar 20 gal. Kažkas palapinė žmogų, tai nedaug gaunasi, 15 turbūt. Tai žodžiu, tik vienas minusas, kad už nugaros ten važiuoja traukinys. Tai naktį bilda, o naktį 5 kartus bildėjo jau. Tai toks, tada uždūduoja, tai nes čia netoli ta traukinių stotis. Tai pažadina, bet čia viskas gerai. Žodžiu, riktuojamės, punduojamės, važiuosim link namų, liko apie 2,5 gal nepilnai kilometrų. Tai žodžiu, vėžlių greičiu ir tada pabaigsim kelionę. Cheers. Ой, šitie klai.
Nu va, saulė šviečia, sustojom prie Minijos pėsčiųjų tilto per Miniją ir jis yra kabantis, ilgiausias Lietuvoje. Čia vat man už nugaros jis yra. Tai bandysim pereiti į kitą pusę, pasižiūrėti, kas darosi, bet važiuotai ne pyragai, liko 104 km iki namų, iki tikslo, o 2 valandos kelio tai nedaug. Tai žodžiu, bet pliskina dabar, tai jo papa, jau 11 valandą, turbūt kokia 27 šilumos gal. Tai žodžiu, smagu važiuoti. Diriup. Einam, mes ant to tilto. Bet iš šitoks biškis vyruoja, bet nežinau, nedaug. Čia kol kas dar turiu. Ai, čia tik tai ištvinsta. Kai jau labai ištvinsta, tada užsime. O iš čia siūbuoja. Gerai, kad ne aukštai. Pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Čia lynai. O, tuoj matysim upę. Jau upė matosi. Minija, bet jau ta paini tai supa. Gerai, kai jis ne aukštas, tai ne tai baisu. Pakankamai platus, gražus tiltas. Per Miniją. Čia beveik reikėtų žuvyčių, matau tenais, bet jūs gal ir nematysit. Šapalai. Didesnių, mažesnių. Garantuotai yra didesnių žolėse. O ką mes bandysim, pati upė. Bandom pereiti to lieptų čia. Nu, perėjus į kitą pusę atsiveria tokie geležiniai skulptūros. Arba kolegos ateina per lieptą. Nu, nežinau, toks ilgas susisiekimų takelis ir viskas. Pamatėm ženklą šliuzas. Sakom, reikia pažiūrėti. Tai vat ir jums parodė. Lietuvos technikos paminklas Lankupių šliuzas. Pastatytas 1836 metais. Einam pažiūrėti, kas ten vyksta. Čia jisai, kaip suprantu, darinėjusi. Jo. Ir čia, bum. O čia pastatyta betonkė. Ir užsidaro, atsidaro tas šliuzas. Ten dar gal matosi toliau dar kiti vartai. Jo, bet jis jau dabar nebeveikia. Turbūt sukelt vandens lygį būdavo. Dabar laisvai prateka upė. Čia tikriausiai Minija. Tikriausiai Minija. Nu va, netruko vakaras ir grįžom namo.
Motociklas, nu jo, dar tik 2 valandą. Tai va, žodžiu, pargrįžom namo, dabar aptarsim kelionę. Tai va, į kadrą visi. Apibendrinam kelionę. Įveikėm, mes šaunuoliai, nepasidavėm. Nors ir buvo kliūčių, tikrai, kai jau, bent jau Jurgita tikrai norėjo grįžti namo. Nu. Viskas labai tobulai, Tai užskaitom šitą kelionę ir kitą kelionę laukia į Vokietiją. Vo, iš karto ar Austrija, Vokietija, Italijos Alpės, ne? Ne, į Vokietiją tai jau planuose yra. O, viskas, jau kaip ir suplanuota. Taip. Einam. Lauksim dabar prisijungiančių į šitą kelionę. Būtinai, o dabar einam dar pažiūrėsim, kiek prasukom per tas 4 dienas. Jo, 4 dienos. 1302 kilometrai. Va, normaliai perimetras. Apvažiavom. Nu, Tai kiek kilometrų? kilometrų gavosi iš viso 1302. 1300 aplinkui Lietuvą ir 2 už motociklus. Tai va, gerai. Iki kitų. Susimatymų kitų kartų.